Labas rytas, labą dieną. Šiandien kažkaip ilgai miegojau. Orelis va toks va. Netikėtai užklupo žiema. Gerai, gal ir tikėtai toks minusas buvo. Ir dabar ir pliusas. Bet daug maloniau, kai šalta ir sausa. Autobusas pripustytas visas irgi. Viskas pravira pas mus. Va. Mašina pravira. Autobusas praviras. Bet gal bent jau mašina užsikūrus. Akumas tai prie pečiaus. Džiovinu staliukus. Per naktį buvo jie terasoje, bet žiauriai pripūsta, tai dabar šlapi. Tai nusipirkom šitos stalus vaikams. Seni švediški. Šitas va. Šiam 5. Čia 7 štampus turi. Šitas šiam 4 berods buvo. Jo, šiam 4. Tai labai faini staliukai, kad jie galėtų tiesiog savo daiktus čia kažkokius sudėti ir turėti savo suolą, kur dėsi savo užduotėlės, kažkokius dalykus, pieštukus, tegul, kad būtų jau atskiras. Naujos patirtys kaime. DPD, kuris atvažiavo. Kažkaip keista, kad į tokius užkampius veža. Atvežė lempikės su Marikui, tai bus galima pakeisti. Ir vėl normaliai bus mašina. Anksčiau kažkaip naudodamas dažniausiai paštomato paslaugom, bet artimiausias paštomatas šį yra 2 keli kilai turbūt, tai manau pasinaudosim čia gyvendami iš tom paslaugom. Nesu šiaip tinkuotojas joks. Mano turbūt nemėgstamiausias darbas yra apdaila. Naudoju Mito, kas čia toksai mašininis lengvasis gipsinis tinkas. TG110L, pareklamuosiu biškį. Anksčiau, kai reikdavo kažką patinkuoti, naudodavau Knaufo, tą mašininiam PS75, bet žinau apie šitą gamintoją, bet kažkaip neteko užmatyti niekad parduotuvėse, taip tiesiog ir čia variau iš Šilutę pirkt, tinko, žiūriu šitas, dar su akcija, tai pasiėmiau, labai patiko, labiau negu Knaufas, nes smulkesnė frakcija jo ir lygiau užsitepa taip ir geriau kažkaip kimba, toks kibumas geresnis. Tai va, tiek tos reklamos. Kažkaip tokį mašininį tinką naudoju, vis tipo yra pirmam ten sluoksniui skirtas, bet aš naudoju paskutiniam sluoksniui, labai gražiai gaunasi. Pasidarai su potėpiais, užsidažai ir gražu. Net šiaip graži spalva būtų. Užlakuot gali. Važiuojam. Toliau. Tierkšt. Tokiais tempais man čia tinko neužteks. Bet dar yra gal 3 maišai. Gal pakaksiu. Skutam. O, beveik. Eiktų
visiškas profesionalas. Va, todėl aš ir nemėgstu apdailos. Visas aš išsiperlinau, kai 2 metais prie guašo. Kiek stumi? Reikia išstumė, sutinku. Ir viskas. Pasigalandom peilius. Varom, reikia. Atlinkiot. Labas rytas. Kokia šiandien graži, rami diena. Vėjo nėra visiškai. Šiandien atvaro mano dažytojų komanda. Labai laukiu jų. Praleisim čia savaitgalį. Galbūt išdažysim kambarį. O kambariukas atrodo štai taip. Visas ištinkuotas, truputį gal užsižaidžiau vakar. Palangės iš senų lentų iš palėpės. Suklievau už 2 lentų, ta tokia biški pavalgyta gražiai. Apšveisiu kampus. Pačią nušveisiu, nulakuosiu ir bus galima įstatyti. Labai daug dulkių nebebus. Atėjo laikas šiltnamį nusiimt. Atlupa biški tinka. Ojei, čia visą sieną lupa. Žiauru. Va, vaizdelis toks. Aš buvau su makrofleksu priklijavęs. Tai čia truputį atlupa. Pačioj. Reiks užtinkuoti iš naujo. Žiūri per langą. Gražus vaizdelis, ant palangės jau patogu sėdėt. Liko porą valandų iki šeimynos atvykimo, tai reikia greitai susitvarkyti visą bardaką ir laukti. Ir vaizdelis apsitvarkius. Nu, va, bus galima jau visai būti.
Atvažiuoja mano meilės. Duosi bučiuką mamai? O man? Išvažiuoja Monika savaitgaliui. Liekam su Hebryte. Gero. Juozapai, tu su batais. Iš lovos. Aš pjaustau kirminą tikrą. Tu pasakai, valgom varškės. Valgom varškės apkepą. Valgom varškės apkepą. O tu viską matai per tą telefoną? Iš tvarkos jau seniai nieko neliko. Visi sumigo, einu mašinos tvarkyt, rytoj dar į Šiaulius lėksim. Mašina sutvarkyta, kėdutę sudėjau rytaus kelionį, daržolepės tvarkiau, indus suploviau ir einu miegoti. Labą.